Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiame video trumpai supažindinsiu su kai kuriomis gaunamomis klaidomis funkcijose. Pirmoji iš klaidų yra value. Tai reiškia, kad kažkuriam iš nurodytų laukelių yra netinkama reikšmė. Pavyzdžiui, skaičius išreikštas tekstu. Kita klaida gali atsirasti, kai yra ištrinama eilutė arba stulpelis. Tuomet klaidos pavadinimas yra ref. Klaida name gali reikšti, kad yra suvesta netinkama funkcija arba prie tekstinės reikšmės nėra uždėtos kabutės. Klaida div iš nulio reiškia, kad negalima dalyba iš nulio arba tuščio laukelio, tai yra, kai nieko nėra įvesta. Edus kaina matome, kad funkcija veikia. Klaida null reiškia, kad yra kažkokia klaida sintaksė, kad yra neleistinas operatorius. Pataisome klaidą, funkcija veikia. Klaida NA reiškia, kad funkcija neranda tam tikros reikšmės. Ji dažniausiai pasitaiko su funkcijomis lookup, match, xlookup, hlookup ir taip toliau. Jeigu aš nurodysiu vietoj persikų bulvės, funkcija veikia. Ir galiausiai klaida num reiškia, kad negalimas skaičiavimas. Tai yra, pavyzdžiui, traukiama šaknis iš neigiamo skaičiaus. Panaikinus minusiuką, matome, kad funkcija veikia. Šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.